A tą pačią temą dar galime. Dukrytė, mamytė, tai sako, mamytė, ką? Dukrytė, labai noriu sausainiuką. Nu, taigi atsistok, nueik ir pasiimk. Jo, bet ašgi neturiu kojyčių. Nu, nėra kojyčių, nėra sausainiuko. Žostkas per daug, ne? Reiškia, skelbimas per televiziją. Lazdijų muitininkai konfiskavo didelę partiją drabužių kontrabandos, kur buvo Roberto Cavalli, John Richmond, Fendi, Comme des Garçons, Dolce Gabbana, Armani prekiniai ženklai. Kitą dieną operatyvinėme posėdėje visi muitininkai atrodė ahujienai. Mergina išlydi vaikiną į armiją. Jie taip stovi stadinė, tokiom didelėm karvės akim, žiūri. Į armiją išeini. Jo, išeinu. Žinok, aš tavęs lauksiu. Eik namo, manęs ilgai nebus. Klaipėdos pajūrė eina du pavėpė jūrėviai tokie, grįžta. Vienas ir sako, žiūrėk, nudvės už žuvėdrą. Kitas, kur? Briedis išeina iš ryto, pachmėlingas iš miško. Visiškai po vakarykščio prisprogęs samagono rado miške. Jis norėjo taip, kojas įskėlė, siurbė vandenį. Iš kitos upės pusės medžiotojas taip nusitaiko, jam su optika taip tiesiai, kažką. Toliau sako, kas čia man dabar yra? Geriu, avis blogi, neblogi. Susitinka du draugai, reiškia, irgi po vakarykščio. Ir vienas kitam sako, ko tu susinervavęs? Jėzus Petrai metu gert. O kas yra? Supranti, vakar taip prisisprogom. Šiandien atsibundu, žinok, namuose guliu ant kilimo. Nu ir kas? Kilimas tai ant sienos kabo. Taip, nu šitą gal nepasakasi. Žydas eina Jeruzalės gatve ir mato, kaip arabas pasikabinės dulkina kilimą. Jis taip pastovėjo 10 minučių, sako, nu ką, neužsiveda? Nu va, yra ir žemaičių, žiūrėk, papausis. Aha, šitą ne?